Paralelės sielos neturi universalaus apibūdinimo. Jos tiesioginė prasme yra kilusios iš paralelinės realybės, kurioje galioja kitokios gyvenimo taisyklės. Visuotinis dėsnis ten, iš kur ateina paralelės, aiškinamas kitaip. Paralelės yra čia tam, kad patirtų save naujų būdų, tyrinėtų ir mėgautųsi savimi. Jie gali jausti šiek tiek ne savo vietoje, kaip koks nors turistas svetimoje šalyje. Paralelė žemėje atostogauja nuo savo tikrovės. Kadangi jie jaučiasi čia esantis tik laikinai, paralelės gali būti šiek tiek atsiriboję nuo gyvenimo. Jie gali nejausti ypatingos aistros dėl savo tikslų, nėra ambicingi ar veržlus ir dažnai leidžia kitiems priimti sprendimus už juos. Disfunkcinis šios sielos grupės aspektas yra gyventi nededant daug pastangų į viską, ką jie daro. Jie gali gyventi autopilotu, užuot džiaugiasi šiuo įsikūnijimu ir sąmoningai jį formavę. Versle iš tikrųjų negaliu nurodyti konkrečių savybių, kurios būtų būdingos visoms paralelės grupėms. Paralelės ateina iš visiškai kitų realybių, kuriuose pačios kūrybos ir egzistavimo taisyklės skiriasi nuo mūsiškės. Ačiū, kad žiūrėjai ir tikiuosi tau patiko šis video. Jei nori sužinoti, ar tu esi paralelė siela, tai gali padaryti susisiekus su manimi aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Susitiksime sekančiame video.